Labas rytulis visiems. O iš tokių laukelio kasinėjame šiandieną. Parke savo vėl. Atėjau į naują laukelį. Sakau, pasižiūrėsiu. Vaikštau, monetėlis krenta. Po vieną, po du pensus. Svaras iškrito dar 70 metų puspensis. Šiukšlių yra. Sakiau, čia neužsibūsiu, eisiu į kitą lauką. Žodžiu, atėjau čia nais, pradėjau vaikščioti. Žiūrėkit, ką radau. Perengiau kamerą, žiūrėkit. Kasgi čia šviečiasi? Kažkas tai geltonuoja. Žolėje. Nežinau, gali būti ir netikras reikalas. Netikras reikalas. Jau galvoju, auksas. Pasirodo, ne. Kas čia dabar? Ir velniava. Pauksuota kažkokia tai velniava. Kažkoks tai daiktas. Neaiškus. Čia nuo kažko nutrūko. Jau galvojau. Štai. Pirmas metų auksas. Bet dėja ne. Apgavo. Nu gerai. Jeigu kas dar išlės, parodysim. O, tokie man netinka reikaliukai. Tarp visokių einamų monetų ir tokius gali iškristi. To parkai man ir patinka. 5 frankai, 1,978. Tokios tai tikrai niekad nesuradęs. Wow. O kokie. Kas ten ir moteris vaikšto. Trink. Kelnes ištepliosiu, bet ką padarysi. O, prancūzai 5 svarai. Jau šitie frankai. Nu, dar tokios nebuvau radęs. Kažin, kokio metalą reiks pasižiūrėti. Geras, man patinka. Kažkas tai nauja. Negiliai buvo. Per pusę pinpointerio gal. Nu, neįmam tokį. Smagumėlis. 5 frankai. Nu, dar vieną kažko įdomesnį radau. Aišku, jums čia nelabai įdomu. 20 euro centų, kaip spėju. Jo, panašai graikiška. Graikiškoj 20 euro centukų monetų turiu sočiai. Jau vienas dėžutė bus greitai pilna. Žiauriai daug monetų, bet visos šiuolaikinės ir einamos. Kažką įdomesnį randu, parodau. Kągi, eisime toliau. Čia kitam lauke. Šitam jau seniau buvau. Ir radau visko senesnį. Ir sidabrą radau, žiedą ir monetų porą sidabrinių. Einame toliau. Šalia, čia kasiau tą 20 centų ir dar vieną signalą užgapinau. Ir dar vieną monetą. 50 euro centą. Nu, graikas įdomu, ar ne? Jo, graikas, man atrodo. Nu, koks į dziačką. 2002 metų. Graikas. Kažkas Graikijai buvo. Šildėsi po saulutę. Nu, okei. Eisime toliau. Nu, kažkokie monetėlė išlindo. Ojejoj. Nepasiekiu. Atrodo, čia ne monetėlė. Kažkoks ženkliukas ar kas čia. Dar buvo signalas viršuje. Čia nais. Žemesnis. Jau čia kažkoks ženkliukas. Nu, pavalysim. Įsiaiškinsim, kas čia nais. Bet kažkas tai yra. Čia šiukšlė kažkokia. Čia šiukšlė. Nu gerai. Susidūriau su problemėlė tokia. Monetos jau nebetelpa. Privariau pilną. Nu, bet gerai, kad kuprinėje dar 2 turiu tokius, kur monetas kraut. Manau, čia nemažai jau bus. Kokių 50 turėtų būti. Bet
dar reikia toliau kasti. Nes monetos monetom jos labai nuobodu. Norisi kažko įdomesnio rasti. Tokia neįprasta moneta radau. 10 pensų. Žuvis kažkokia. Čia turbūt bus airiška. Ja, taip ir yra. 1979. 10 senų airiškų pensų. Tokia nežinau, gal net nebuvau radęs. Airiška. Nu, gerai, jamam. Dar vaikštam. Nu, va, karinės sagtis iš sagos pradėjo lysti. Karinės sagulės. Aš artėju link tos pusės, kur buvo Pirmo pasaulinio karo laikais didelė karinė stovykla. Pirmo angliška. Jie, kaip suprantu, čia treniravosi prieš važiuodama į frontą. Na, čia kažkokia liktai karūna ten viduriai. Nulūžus gaila. Nu, kas yra, tas yra. Nu, blemba, net ir parke jų čia pyra. Užkėtas kamuolys. Matosi, atsitrenkęs kažkur buvo. Piau. Net ir čia jų yra. Visur jie. Mano dabytė. Ir auksiukų, kad sužybo. Ai. Wow. Graži saga. Karinė. Jūs tik pasižiūrėkit. Nu, argi negražu. Nežinau, koks pulkas, įsiaiškinsim. Bet sagulė labai faina. Ar kokardą jau rasti būtų kaip gerai. Nežinau, kaip čia žiūrėti. Ar šitaip? Jo, čia dvi vėliavas matau. Aha. Nu, gerai. Man tinka. Tokie radiniai geriau nei krūvos monetų. Jau antrą dėžutę toj pabaigsiu. Eina savo. Biškiuką arklio aksesuarų. Tokia arkliška sagtelė. Monetos eina, bet kažkaip tai sunkiau su kitokiais radiniais. Na kągi, atsitiko man tokia nelaimėlė. Žodžiu, įsikrovė ryte įsikrovė man. Blemba, sėdė jinai gražuolė. Vakar padėjau kraut, atrodo, krovėsi viską, turbūt atšoka ir nepasikrovė pilnai. Blemba. Dar tik tai pusė 2 dienos. O turi baigti 8 kažkur pradėjau, po 8 biškį. Jo, ar monetų radau, bet norėjosi sidabro, norėjosi daugiau visko. Bet kągi, kas yra, tas yra. Reikės atidžiau žiūrėti tą detektorių kraut. Velnias turbūt atšoko tas klipsas, nu. Tai va, ką parodysiu, kiek radau, to tą rinksiu kamerą. O radau šitiek 2 dėžutės. Jau norėjau 3 traukti ir pumpt įsikrovė. Numiro. Reiks to sudėlioti, parodysiu, kiek iš viso. Bus daug. Žodžiu, pakol aš dėliosiu, jūs tik suskaičiuokite iki 3. 1, 2, 3. Na štai ir sudėliojau, atrodo. Na, o tiek, va čia visokių neaiškumų minutėlių. Nežinau, kiek yra iš viso. Suskaičiuosiu, įdėsiu skaičiuką, užrašysiu. Praeitą kartą užmiršau, buvo 130. Buvo iš tikrųjų keletą daugiau. Bet išmečiau tas geležinės, plus dar tos pažeistos žaliapivės. Šiandien žiauriai daug buvo pažeistų. Tai man, nu ką čia, svarai seni. Dar juos galima iškišti šituose bankuose, kai kuriuose dar priema. Nu, čia šiuolaikiniai svarai jau einami. Dar keletas euro centų. Čia karinės sagos. Nežinau, kas per pulkai, išsiaiškinsiu. Ai, tiesa, va dar ženkliukas. Toksai kryžiukas kažkoks yra vidury. Neaiškus, nežinau, kas čia. Reiks pavalyti. Gaila emalė jau nuėjus ir taip, tai patrinsim, išsiaiškinsim. Vis tiek jau emalės jau nebeišgelbėsim. Na ir vat, pensai, jurgiai,
Elžbieta II, ten patys pirmi 5 frankai. 1,978. Nu ir airiškų 10 pensų. O tiek vat pas mane gerybių šiandien. Galėjo būti daugiau. Nu, bet yra kas yra. Gaila, šitas pavedė. Kaip aš taip galėjau apsižioplinti. Turbūt atšoko ryte, bekraunant ir viskas ir nebekrovė. Kaip gaila. Nu, vat. Tokie pas mane reikaliukai geriai žmonės. Čia į tokią salelę užėjau. Iš jau visur apipilta. Taip gerokai apipilta, sakyčiau. Jo. Tai va. Tokiuose laukuose atrodo viskas gerai. Monėtų buvo. Bet staiga viskas pasibaigė. Netikėtai. Turiu dar noksą bagažiniai, bet... Ai, turbūt važiuosiu namo. Reikia pasavaitgalios pailsėti ir visą kitą. O rytoj Romėnų laukus važiuosiu. Gal tenais ką pagausiu, bet ten filmuoti neleidžia. Tai va, na, yra kaip yra. Žodžiu ką, visiems labai dėkingas, kad žiūrėjot. Susitiksim kitą kartą. Ate.